Audioteka LT pristato Britney Spears audio knygą Moteris manyje. Iš anglų kalbos vertė Tomas Matuzevičius. Įgarsino Oneida Kunsunga. Išleista bendradarbiaujant su leidykla Helios. Mano berniukams, kuriuos myliu labiau už viską. Prologas. Kai buvau maža mergaitė, valandų valandas viena vaikštinėdavau tyliame miške už mūsų namo Luizianoje ir dainuodavau. Išėjusi į lauką jausdavausi gyva ir pasiruošusi susidurti su pavojumi. Mano vaikystė lydėjo nuolatiniai kivirčai tarp mamos ir tėčio. Jis buvo alkoholikas. Įpratau prie namuose nuolat tvyrančios baimės, o pasaulis, nors taip pat ne visada panašus į rojų, manęs laukia už namų sienų. Rojus ar pragaras, jis buvo mano. Namo kulniuodavau taku, vedančiu pro tvarkingai apželdintą kaimynų kiemą. Kaimynai turėjo baseiną ir alpinariumą, pilną mažų glotnių akmenukų. Juos sugėrusius dienos šilumą būdavo taip gera priglausti prie odos. Atsiguldavau ant tų akmenukų, žiūrėdavau į dangų ir, jausdama šilumą iš apačios ir viršaus, mintydavau. Galiu pasirinkti savo gyvenimo kelią. Galiu įgyvendinti savo svajones. Ten, ramiai gulėdama, pajusdavau Dievą. Pirmas skyrius. Augti pietuose reiškia gerbti tėvus ir laikyti burną užčiauptą. Šiandien taisyklės pasikeitusios, labiau gerbiami vaikai. Mano vaikystės namuose buvo užginta prieštarauti tėvams. Kad ir koks pragaras užvirtų, privalėdavau tylėti, kitaip laukdavo pasekmės. Biblijoje rašoma, kad žodis gali būti aštrus kaip kalavijas. Ir žodį, ir kalaviją man atstojo daina. Dainavau nuo mažumės. Pakeliui į šokių pamokas dainuodavau pritardama automobilio radijui. Dainuodavau, kai man būdavo liūdna. Daina priklausė kitam, dvasiniam pasauliui. Gimiau ir lankiau mokyklą Makomo mieste Misisipėje, o gyvenau Kentvude, Luizianos valstijoje už 25 mylių. Kentvude visi visus pažinojo. Niekas nerakino durų, žmonės bendraudavo bažnyčioje bei grilio vakarėliuose, vienodai rengė vaikus ir visi mokėjo šaudyti. Svarbiausia istorinė apylinkės vieta buvo Jeffersono Daviso įkurta konfederatų pratybų bazė Camp Moore. Kiekvienais metais savaitgalį prieš padėkos dieną čia vykdavo pilietinio karo inscenizacijos. Kariškais mundurais vilkinčių žmonių vaizdas primindavo, kad artėja šventės. Mėgau tą metų laiką. Karštą šokoladą, židinio kvapą mūsų svetainėje, nukritusių rudens lapų spalvas. Gyvenome mažame mūrinėme name, žaliai dryžuotais tapetais apmuštomis ir medinėmis dailylentėmis dekoruotomis sienomis. Vaikystėje lankydavausi Sonikų užkandinėje, važinėdavau kartingais, žaisdavau krepšinį ir lankiau krikščionišką mokyklą Park Lane Academy. Kartą išgirdau mūsų namų tvarkytoją dainuojančią skalbykloje ir pirmą kartą gyvenime pajutau tokį stiprų jaudulį, kad nugarą nubėgo šiurpuliukai. Įprastai skalbti ir laidyti šeimos skalbinius būdavo mano pareiga, bet kai finansiniai reikalai imdavo klostytis geriau, mama ką nors pasamdydavo. Toji namų tvarkytoja dainavo gospelą ir jis atvėrė man duris į visiškai naują pasaulį. Niekada nepamiršiu tos akimirkos. Tąkart prabudęs, mano troškimas ir aistra dainuoti vis augo. Dainavimas yra magija. Kai dainuoju, priklausau pati sau ir galiu atsiverti kitiems. Daina yra kito lygio kalba, nei labas kaip gyveni. Jie gali pasakyti žymiai gilesnių dalykų. Dainuodama atsiduriu stebuklingoje vietoje, kur įprasta kalba nebeturi reikšmės, kur viskas įmanoma. Ištrūkti iš kasdienio pasaulio ir atsidurti ten, kur galėčiau save išreikšti negalvodama, tai man buvo svarbiausia. Kai likdavau viena su savo mintimis, užgriūdavo rūpesčiai ir baimės. Muzika nutildanti šį triukšmą leisdavo man jaustis užtikrintai ir nuvesdavo į palaimingą vietą. Joje galėdavau tapti tokia, kokią save norėjau parodyti kitiems. Dainuodama jausdavau Dievo artumą.
lyg atsidūrusi kitame pasaulyje. Kaip ir bet kuris vaikas žaisdavau kieme, bet mano mintis, jausmai ir viltis tuo metu klajodavo. Be galo stengiausi dėl to, kad viskas būtų taip, kaip noriu. Labai rimtai žiūrėjau į save, draugės kieme besifilmuojančią kvailose muzikiniuose vaizdo klipuose pagal Mariah Carey dainas. Būdama 8 laikiau save režisierę. Man atrodė, kad miestelėje niekas daugiau nedaro to, ką darau aš. Žinojau, kokį pasaulį noriu matyti ir stengiausi išpildyti savo norus. Menininkai sukuria daug įvairių dalykų ir prisidengia visokiausiais personažais, kad galėtų pabėgti į tolimus pasaulius. Pabėgti trūks plyš reikėjo ir man. Jei būčiau galėjusi rinktis, būčiau pasirinkusi gyventi vien svajonėse, nuostabiame išgalvotame pasaulyje, visiškai nepaisydama tikrovės. Daina man tapo tiltu tarp tikrovės ir fantazijos, tarp to pasaulio, kuriame gyvenau, ir kito, kuriame beviltiškai troškau gyventi. Mano šeimoje būta tragedijos. Antrąjį vardą gavau savo tėvo motinos Emos Jeanės Spears, kurią vadino tiesiog Jeanė, garbiai. Mačiau jos nuotraukas ir suprantu, kodėl visi sako, kad mes panašios kaip du vandens lašai. Tie patys šviesūs plaukai, ta pati šypsena. Ji atrodė jaunesnė, nei buvo. Jeanės vyras, mano senelis Junas Spearsas vyresnysis, buvo smurtautojas. Senelė labai išgyveno dėl savo kūdikio mirties. Jis tesulaukė 3 dienų. Tada Junas išsiuntė Jeanę į pietryčių Luizianos ligoninę, visais atžvilgiais siaubingą beprotnamį Mandevilyje. Ten ją ėmė gydyti ličiu. 1966-aisiais, praėjus kiek daugiau nei 8 metams po sūnelio netekties, 31 metų mano senelė nusišovė ant jo kapo. Negaliu net įsivaizduoti, kiek ji turėjo ištverti. Apie tokius vyrus kaip Junas žmonės pietuose sakydavo: tokiam neįtiksi, perfekcionistas, labai pareigingas tėvas ir panašiai. Manau, jis nusipelnė kur kas griežtesnio įvertinimo. Sporto fanatikas Junas versdavo mano tėvą treniruotis iki išsekimo ir dar ilgiau. Kiekvieną dieną, kai tėvas baigdavo krepšinio treniruotes, kad ir koks būtų pavargęs ir alkanas, turėdavo pataikyti dar 100 metimų į krepšį ir tik tada galėdavo eiti namo. Junas dirbo Baton Rouge'o policijos skyriuje. Ilgainiui jis susilaukė 10 vaikų su 3 skirtingomis žmonomis. Kiek žinau, per pirmuosius 50 jo gyvenimo metų apie jį niekas nėra pasakęs nė vieno gero žodžio. Net mano šeimoje buvo žinoma, kad Spearsų vyrai siaubingai elgėsi su moterimis. Jeanė buvo ne vienintelė, kurią Junas išsiuntė į beprotnamį Mandevilyje. Ten pabuvojo ir jo antroji žmona. Viena mano tėvo sesuo pasakojo, kad Junas ją seksualiai išnaudojo nuo 11 metų, kol jis sulaukusi 16 vieną dieną pabėgo iš namų. Kai Jeanė mirė ant savo kūdikio kapo, mano tėvui buvo 13. Be abejo, ši trauma iš dalies lėmė tiek jo elgesį su savo paties vaikais, tai yra mumis, tiek tai, kad jam niekas niekada neįtiko. Tėvas vertė mano brolį siekti puikių sporto rezultatų. Gerdavo tol, kol nebegalėdavo mąstyti. Dingdavo kelioms dienoms. Pasigėręs tėvas tapdavo itin piktas. Tačiau Juno charakteris metams bėgant sušvelnėjo. Man teko pažinti jau nenekšingą žmogų, skriaudusi mano tėvą ir jo brolius bei seseris, o kantrų ir mielą senelį. Mano motina buvo iš visai kitokio pasaulio. Motinos mama, mano senelė Lillian Porcel, visų vadinama Lili, buvo kilusi iš elegantiškos, rafinuotos Londono šeimos. Ji kurdavo aplink save ypatingą atmosferą, prisodrintą egzotikos, ir todėl visi apie ją kalbėdavo. Jos mama buvo Britė, o tėvas kilęs iš Viduržemio jūros salos Maltos. Lili dėdė buvo knygrišys. Visa šeima grojo įvairiais muzikos instrumentais ir mėgo dainuoti. Antrojo pasaulinio karo metais, nuėjus į kareiviams skirtus šokius, Lili susipažino su vienu amerikiečių kareiviu, mano seneliu Barniu Bridgesu. Jis dirbo generolų vairuotoju ir labai mėgo greitį. Deja, kai jis atsivežė Lili į Ameriką, jos laukė nusivylimas.
Jis įsivaizdavo gyvensianti tokį gyvenimą, koks buvo Londone. Važiuodama iš Naujojo Orleano į Barnio pienininkystės ūkį ir žvelgdama pro automobilio langą jis stebėjosi, koks tuščias atrodo jo pasaulis. O kur visos šviesos? Klausė į savo naujojo vyro. Kartais susimastau apie Lili, važiuojančią per Luizianos apylinkės, žvelgiančią į tamsą ir suvokiančią, kad jos didelį veržlų muzikos pripildytą gyvenimą, popiečio arbatėles ir Londono muziejus netrukus pakeis menka, vargana buitis. Užuot ėjusi į teatrą ar nusipirkti drabužių, ji turės praleisti gyvenimą užsidariusi kaime, gamindama maistą, tvarkydama namus ir melždama karves. Taigi mano močiutė užsisklendė savyje, skaitė krūvas knygų, tapo tvarkos fanatikė ir iki pat mirties ilgėjosi Londono. Šeimoje visi manė, kad Barnis nenori išleisti Lili į jos gimtąjį miestą, nes mano, kad jeigu ji išvažiuos, namo nebegrįš. Mama pasakojo, kad kartais Lili taip paskęsdavo savo mintise, jog imdavo nurinkinėti stalą visiems dar nebaigus valgyti. Žinau tik tiek, kad mano močiutė buvo graži ir man patiko mėgdžioti jos britišką akcentą. Kalbėdama su britišku akcentu visada jaučiuosi laiminga, nes tai primena ją, mano madingąją močiutę. Norėjau būti įvaldžiusi tokias pat geras manieras ir turėti tokį pat melodingą balsą kaip jos. Kadangi Lili turėjo pinigų, mano mama Lynn, jos brolis Sonis ir sesuo Sandra buvo laikomi turtingais, bent jau taip atrodė Luizianos kaime. Nors jie buvo protestantai, mama lankė katalikišką mokyklą. Paauglystėje ji buvo gražuolė, juodais trumpai kirptais plaukais. Į mokyklą visada eidavo avėdama aukščiausius aulinius batus ir mūvėdama trumpiausius sijonus. Bičiuliavosi su miestelio gėjais, kurie ją vežiodavo savo motociklais. Mano tėvas ėmė rodyti jai dėmesį taip, kaip tik mokėjo. Tikriausiai iš dalies dėl to, kad Džunas vertė jį taip absurdiškai sunkiai treniruotis, jis buvo neįtikėtinai gabus sportininkas. Žmonės atvažiuodavo iš tolimesnių apylinkių vien tam, kad pamatytų, kaip jis žaidžia krepšinį. Pamačiusi jį, mano mama paklausė, o čia kas toks? Akivaizdu, kad jų santykiai gimė iš abipusės traukos ir nuotykių poreikio. Tačiau medaus mėnuo baigėsi dar gerokai prieš man gimstant. Antras skyrius. Po vestuvių mano tėvai apsigyveno mažame butelyje Kentvude. Motinos neberėmė šeima, todėl jaunavedžiai gyveno gana skurdžiai. Jie buvo labai jauni, mama 21, o tėtis 23. 1977 metais jiems gimė Brianas, mano vyresnysis brolis. Po jo gimimo tėvai išsikraustė iš pirmojo mažyčio būsto ir įsigijo nedidelį 3 miegamųjų rančos tipo namą. Gimus Brianui mama grįžo studijuoti, kad taptų mokytoja. Tėtis dirbo suvirintojų naftos perdirbimo gamyklose, o tai buvo sunkus darbas, trunkantis mėnesį, kartais ir 3. Jis pradėjo smarkiai gerti ir tai netrukus paveikė šeimos gyvenimą. Mama pasakojo, kad antraisiais santuokos metais jos tėtis, senelis Barnis, žuvo automobilio avarijoje. Po to nutikimo mano tėtis taip užgėrė, kad praleido pirmąjį Briano gimtadienį. Kai Brianas dar buvo kūdikis, tėvas per kalėdų vakarėlį užpylė taip, kad kalėdų rytą dingo ir nepasirodė darbe. Po šio įvykio mama pasakė, esą tai viskas, jai gana. Jie apsistojo pas Lili ir 1980 metų kovą pateikė skyrybų prašymą. Tačiau Džunas su savo naujaja žmona išmeldė mamos priimti vyrą atgal ir ji nusileido. Kurį laiką regis viskas klostėsi ramiai. Tėtis metė suvirintojo darbą ir įkūrė statybų verslą. Vėliau po ilgų vargų ir sporto klubą. Jis vadinosi Total Fitness ir pavertė daug miestelio vyrų, įskaitant mano dėdes, kultūristais. Klubas veikė mūsų sklype pastatytoje studijoje visai šalia namų. Į sporto salę ateidavo ir išeidavo voros raumeningų vyrų. Ten fluorescencinė šviesa apšviestose veidrodžiuose jie grožėdavosi savo raumenimis. Tėvui pradėjo šypsoti sėkmė. Jis tapo vienu turtingiausių mūsų miestelio žmonių.
Savo kieme mūsų šeima rengdavo didelės vėžių virimo šventes ir beprotiškus vakarėlius, kuriuose buvo šokama visą naktį. Visada įtariau, kad slaptasis vakarėlių ingredientas, padedantis nemiegoti visą naktį, buvo vadinamasis spydas, anuomet populiariausias narkotikas. Mama kartu su savo seserimi, teta Sandra, atidarė vaikų darželį. Kad sutvirtintų santuoką, tėvai susilaukė antro kūdikio – manęs. Gimiau 1981 m. gruodžio 2 dieną. Mama niekada nepraleisdavo progos priminti, kad gimdė mane 21 valandą klaikiose kančiose. Mylėjau savo šeimos moteris. Teta Sandra, jau turėdama 2 sūnus, 35 susilaukė netyčiuko, mano pusseserės Lauros Lyn. Gimusios vos kelių mėnesių skirtumų mes su Laura Lyn buvome tarsi dvynės ir geriausios draugės. Laura Lyn man visada buvo tarsi sesuo, o Sandra – antroji mama. Ji labai manimi didžiavosi ir skatino. Nors močiutė Džinė mirė gerokai prieš man gimstant, man pasisekė pažinti jos motiną, savo prosenelę, Lexi Pierce. Lexi buvo nuodėmingai graži moteris, visuomet pasigražinusi veidą baltutelaitę pudrą, o lūpas ryškiai raudonų lūpdažių. Su amžiumi ji darėsi vis didesnė patrakėlė. Pasakojama, ir man nesunku to patikėti, kad ji buvo ištekėjusi 7 kartus. 7. Akivaizdu, kad ji nemėgo savo žento Džuno, bet žuvus dukrai pasiliko ir rūpinosi mano tėvu, jo broliais bei seserimis, o paskui ir proanūkiais. Mes su Lexi buvome labai artimos. Ryškiausi ir džiaugsmingiausi mano vaikystės prisiminimai neatsiejami nuo laiko praleisto su ja. Mes rengdavome nakvynės, kuriuose dalyvaudavome tik dviese. Vakarais peržiūrėdavome jos makiažo spintelę. Rytais ji man paruošdavo sočius pusryčius. Jos geriausia draugė ir kaimynė užsukdavo į svečius ir mes klausydavomės lėtų 1950 baladžių iš Lexi plokštelių kolekcijos. Dieną abi su Lexi kartu nusnausdavome. Nieko nebuvo geriau nei migdytis šalia jos, uosti jos veido pudrą ir kvepalus, klausytis, kaip jos kvėpavimas tampa gilus ir ritmingas. Vieną dieną su Lexi nuvažiavome išsinuomoti filmo. Mums grįžtant iš vaizdo įrašų nuomos punkto, jie atsitrenkė į kitą automobilį ir įstrigo duobėje. Negalėjome išlipti iš automobilio. Mums prireikė vilkiko pagalbos. Ta avarija išgąsdino mano mamą. Nuo to laiko man uždraudė būti su prosenele. Tai net nebuvo pavojinga avarija, aiškinau mamai. Maldavau leisti pasimatyti su Lexi. Ji buvo tas žmogus, su kuriuo man labiausiai patiko būti. Ne, man neramu, kad senatvė daro savo, pasakė mama. Tau nebesaugu būti su ja vienai. Po to matydavausi su senele tik savo namuose. Nebegalėdavau važinėti su jo automobiliu ar pas ją nakvoti. Tai buvo didžiulė netektis. Nesupratau, kaip gali būti pavojinga leisti laiką su mylimu žmogumi. Tuo metu, neskaitant bendravimo su Lexi, mano mėgstamiausias užsiėmimas buvo slėpti spintose. Tai net tapo šeimos pokštu. Kur Britney šį kartą pasislėpė? Kai nuvykdavome pas tetą, visada pradingdavau. Visi imdavo manęs ieškoti. Paskui jau rimtai išsigandę, atidarydavo spintelės duris ir rasdavo ten mane. Turbūt norėjau, kad jie manęs ieškotų. Daugybę metų turėjau šį įprotį – slėptis. Slėpynės buvo vienas iš būdų gauti dėmesio. Taip pat mėgau šokti ir dainuoti. Giedojau mūsų bažnyčios chore, 3 vakarus per savaitę ir šeštadieniais lankiau šokių pamokas. Vėliau prisidėjo ir gimnastikos pamokos Covingtone, už valandos kelio nuo namų. Šokių, dainavimo ir gimnastikos man niekada nebuvo gana. Per karjeros dieną pradinėje mokykloje prisistačiau kaip būsima teisininkė, bet kaimynai ir mokytojai tvirtino, kad manęs laukia Brodvėjus. Ir ilgainiui apsipratau su tuo, jog esu mažoji artistė. Buvau 3 metų, kai pirmą kartą sušokau solinį šokį ir 4, kai atlikau solinę dainą Kas šis vaikas, mamos darželio kalėdų programoje. Norėjau slėptis, bet taip pat norėjau ir būti matoma. Abu impulsai greičiausiai buvo tikri. Susirangiusi vėsioje spintelės tamsoje, jausdavausi tokia maža, kad atrodydavo, jog išnyksiu. Bet kai visi nukreipdavo akis į mane, tapdavau kažkuo kitu, žmogumi,
galinčių valdyti publiką. Mūvėdama baltas pėdkelnes ir traukdama dainą iš visų plaučių jaučiausi taip, tarsi viskas būtų įmanoma. 3 skyrius. Ponia Lin, šaukė berniukas prie mūsų durų. Jis vos galėjo atgauti kvapą. Ateikite dabar. Vieną dieną, kai man buvo 4, sėdėjau mūsų namų svetainėje ant sofos tarp mamos ir savo draugės Cindy. Kentvudas buvo tarsi miestelis iš muilo operos. Jame nuolat vykdavo drama. Cindy šnekėjosi su mama apie naujausią skandalą, o aš klausiausi bandydama pagauti mintį. Trankiai atsivėrė duris. Berniuko veido išraiškos pakako, kad suprasčiau, jog įvyko kažkas siaubingo. Širdis nusirito į kulnus. Su mama pasileidome bėgti. Kelias buvo ką tik perasfaltuotas, o aš bėgau basomis per karštą juodą masę. Ai! Šūkčiojau su kiekvienu žingsniu. Pažvelgusi į pėdas, pamačiau, kad jos aplipusios derva. Pagaliau atbėgome į lauką. Jame mano brolis Brianas žaidė su kaiminystėje gyvenančiais draugais. Savo keturačiais jie bandė nušienauti aukštą žolę. Jie buvo idiotai. Tai atrodė fantastiškas užmojis. Per tą aukštą žolę, nematydami vienas kito, jie neišvengiamai susidūrė kaktomuša. Turbūt viską mačiau, girdėjau, kaip Brianas rėkė iš skausmo, kaip mama klykė apimta baimės, bet nieko neprisimenu. Tikriausiai Dievas aptemdė mano sąmonę, kad neprisiminčiau nei skausmo, nei panikos, nei sumaitoto brolio kūno vaizdo. Sraigtasparniu jį nuskraidino į ligoninę. Po kelių dienų aplankiau Brianą. Visas jo kūnas buvo sugipsuotas, taigi supratau, kad jame beveik nebelikė sveikų kaulų. O įsimintiniausia detalė man, vaikui, buvo ta, kad brolis turėjo šlapintis pro skylę gipse. Kitas dalykas, kurio negalėjau nematyti, buvo žaislų pilnas kambarys. Mano tėvai taip džiaugiasi, kad Brianas išgyveno ir taip jo gailėjo, kad kiekvieną sveikimo dieną pavertė kalėdomis. Mama kaltės jausmas vertė stengtis įtikti mano broliui. Ji iki šiol jam nuolaidžiauja. Štai taip 1 sekundės dalis gali visiems laikams pakeisti šeimos santykių dinamiką. Dėl šio nelaimingo atsitikimo mudu su broliu labai suartėjome. Mūsų ryšys užsimezgė dėl to, kad nuoširdžiai ir tikrai supratau jo skausmą. Kai Brianas grįžo iš ligoninės, neatsitraukdavau nuo jo ne per žingsnį. Kiekvieną naktį su juo miegodavau. Brolis dar negalėjo miegoti savo lovoje, nes visas jo kūnas tebebuvo sugipsuotas. Todėl jam buvo parūpinta speciali lova, o jos kojūgalyje patiestas mažas čiužinys man. Kartais įlipdavau į jo lovą ir tiesiog jį apkabindavau. Kai gipsą pagaliau nuėmė ir dar daug metų po to, vis dar miegodavau su juo vienoje lovoje. Net būdama maža supratau, kad brolio gyvenimas nelengvas. Dėl to nelaimingo atsitikimo ir dėl žiauraus tėčio elgesio. Norėjau jį paguosti. Galiausiai po 4 metų mama pasakė: Britni, tu beveik 6, tau reikia miegoti savo lovoje. Aš pasakiau ne. Nenorėjau miegoti viena, kaip to daryti nenori kūdikiai, bet ji nenusileido ir galiausiai pasidaviau. Apsipratau savo kambaryje, man patiko turėti savo erdvę, tačiau likau labai artima broliui. Jis mane mylėjo. Ir aš jį labai mylėjau. Jaučiau jam pačią švelniausią globėjišką meilę. Nenorėjau, kad jam kada nors skaudėtų. Jau užtektinai buvau prisižiūrėjusi, kaip jis kenčia. Kai brolis pasveiko, mes aktyviai įsitraukėme į bendruomenės veiklą. Gyvenome mažame vos kelių tūkstančių gyventojų miestelyje, taigi visi susirinkdavo į 3 pagrindinius metų paradus – Užgavėnių, Liepos 4 ir Kalėdų. Šių švenčių laukdavo visas miestelis. Gatvėse šypsodavosi ir mojuodavo žmonės, vienai dienai palikę gyvenimo rūpesčius namuose ir linksmai stebintis, kaip 38-uoju greitkeliu lėtai juda jų kaimynų eisena. Vienais metais mes vaikai nusprendėme išpuošti golfo automobiliuką ir su juo dalyvauti Užgavėnių parade. Į mūsų važiuoklę įsirangė turbūt 8 vaikai, akivaizdžiai daugiau nei galima. 3 sėdėjo ant suolelio, pora stovėjo iš šonų laikydamėsi už stogelio ir 1 ar 2 įsikibę į automobiliuko galą. Svoris buvo toks didelis, kad padangos buvo plokštutėlės. Visi dėvėjome XIX amžiaus kostiumus, net neprisimenu kodėl. Sėdėjau priekyje vyresniam vaikui ant kelių ir visiems mojavau.
Problema buvo ta, kad apsėstas tokio kiekio vaikų ir beveik nuleistomis padangomis automobiliukas tapo sunkiai valdomas.